Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO reklamos agentūra. Šiandien turiu video skirtą verslininkams arba tiems, kas ruošiasi arba jau paleido tinklapį ir taip pat tinka pradedančiam SEO specialistui. Video yra apie tai, kas yra Google Search Console ir kaip jis skiriasi nuo Google Analytics. Gerai, pradėsim nuo to, kas yra Google Search Console. Tai yra nemokamas įrankis, kuris leidžia stebėti, pavadinkim taip, tam tikrus rezultatus, kas vyksta Google paieškoje. Tai yra galima stebėti raktažodžius, jų matomumą, jų pozicijos arba vidurkis, parodymus, paspaudimus ir dar daugiau naudingos informacijos. Vienas iš svarbiausių momentų yra tai, kad galima pamatyti kritinės klaidas, kurios gali trukdyti tinklapio iškelimui. Gerai, kada reikia pajungti Google Search Console? Kaip ir sakiau, aš rekomenduoju pajungti iš karto po paleidimo, nes tada leidžia rinkti informaciją iš karto po paleidimo. Ta informacija yra kritiškai svarbi SEO specialistui, net jeigu jūs dabar neplanuojate SEO šiuo metu, bet ta surinkta informacija yra tikrai reikalinga ir naudinga SEO specialistui, kuris gal prisijungs prie jūsų projekto po pusės metų, net po metų. Ir taip pat galima stebėti tam tikrus pokyčius, kas vyko tinklapyje, kalbant apie matomumą Google paieškoje. Pavyzdžiui, jeigu jūs žinot, kad norit žinoti, kaip tinklapis reaguoja tam tikrus Google atnaujinimus, Google algoritmo atnaujinimus, tai irgi naudingas įrankis, kuris gali suteikti daug naudingos informacijos. Gerai, kaip atrodo Google Search Console iš vidaus? Aš galiu parodyti vieną projektą, jeigu prisijungi, matai tokį pirmą vaizdą, tada reikėtų po kairę paspausti Performance. Ir tada čia mes jau matytume, jeigu mes aktyvuosim visus 4 įrankius, mes tada galime matyti bendrai, kiek yra paspaudimų gauta per tam tikrą periodą, kiek parodymų gavo tinklapis, koks yra vidurkis, paspaudimo vidurkis, click-through rate, angliškai terminas, ir kokia yra pozicija, čia būtų vidurkis tos pozicijos, bet čia bendrai rodo. Jeigu aš norėčiau žiūrėti konkrečiai vieno kokio nors raktažodžio, štai čia būtų queries, pavyzdžiui, aš noriu žiūrėti šitą raktažodį sportas namuose, tada aš galiu pamatyti, kad per 3 mėnesius vidurkis pozicijos buvo 16 vieta, galima taip pasakyti. Per 3 mėnesius mano raktažodis gavo tiek parodymų, virš 500 ir gavo 3 paspaudimus. Taip pat galima analizuoti atskirai kiekvieną raktažodį, kiekvieną puslapį ir pamatyti, sakykim, techninės irgi klaidas, jeigu jos yra. Pereiti į settings. Ok, judum toliau. Jeigu aš jau turiu Google Analytics, kam man reikia Google Search Console? Kaip ir minėjau, kad Google Search Console yra įrankis, kuris neparodo, kas vyksta už Google paieškos ribų. Ir štai čia yra lentelė, kuri padės suprasti, kas yra kas, bet pagrindiniai skirtumai galiu atkreipti dėmesį į 2 punktus. Ar Google Analytics parodo srautą iš kitų šaltinių, Google Analytics 4 parodo, Google Search Console neparodo. Ar galiu pamatyti, iš kur ateina, pagal kokius raktažodžius ateina lankytojai į tinklapį iš Google paieškos. Per Google Analytics aš negaliu pamatyti, aš tik tai matau bendrai, bus pažymėta, kad tai yra organic srautas. Per Google Search Console galima pamatyti pagal kiekvieną raktažodį, kiek buvo apsilankymų. Kam įdomu, aš turiu kitą video, kuris yra čia, apie tai, kuris svetainės lankomumo šaltinis yra patikimiausias. Čia palyginu Ahrefs, SEMrush, Google Analytics ir Google Search Console. Kam įdomu, gali peržiūrėti šitą video. Gerai, kaip pajungti Google Search Console? Štai čia yra instrukcija. Dažniausiai tai pajungia programuotojas. Jeigu jums reikia pagalbos su Google Search Console's pajungimu, galite susiekti, mūsų komanda padės šitoje vietoje. Bet bendrai būtų taip, kad jūs atidarot Google Search Console, štai čia yra adresas, tada pajungit savo, priklauso kurį metodą pasirinksit, pajungit savo tinklapį ir aktyvuojat, patvirtinat, kad jūs valdote tinklapį. Tiek bus šiam kartui. Jeigu įdomu, štai čia yra daugiau informacijos apie kitus įrašus, rekomenduoju peržiūrėti 25 metų video apie tai, kad Google keičia požiūrį į dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Tiek šiam kartui, jeigu turit klausimų, reikia pagalbos su Google Analytics, Google Search Console dėgymo arba su projektų SEO optimizavimu, susisiekit,
Iki.